Jėga po abiem krepšiais, ir po savo, ir po varžovų. Dabar 2 taškai ir pražanga. Pražanga Matuliui, o taškus pelno Jonas Valančiūnas. Niuliai atmeta kamuolį El Aminui, šis iš toli ir kamuolys krepšyje. Baigia Edvinas Baniulis. Ir čia paprastas 2 prieš 2. Jonas Valančiūnas akis į akį su krepšiu ir aišku, Janišiaus metimas blokuojamas. Tarp 2 aukštų varžovų atsidūrė. Bredui Niuliui tai yra lengva duona. Dar 2. Aikštės gynyba. Rikiuoja Sakalai ir tuo naudojasi Bredas Niuliui, pataikydamas 3 taškį ir pirmą kartą šiose rungtynėse didindamas Lietuvą. Chaotiška ataka ir Bredas Niuliui pasinaudojęs varžovų klaida, krauna kamuolį į krepšį. Vėl 6 taškai skiria komandas, 52-40. Yra ilgesnis negu tie 4 ir 5 krepšininkai renkantis didesnę dalį taškų. Dabar Jonas Valančiūnas lengvai pelno 2 taškus. Lipdamas per galvą už gerokai žemesnį. Tajame kėlinyje Lietuvos Rytas pagerino. Matome tai labai aiškiai. 28-27 vis dar Sakalų persvara, tačiau dabar jau minimali ir dar pamiršti tokį variantą. Viskas baigsis per 4 kėlinius, viskas baigsis Lietuvos Ryto pergalė, juolab, kad ir Simas Buterlevičius dabar įsismagina. Kėlinio minutė. Dar kartą Buterlevičius ir dar kartą taikliai. Štai taip. 3 paprastais rieš 171 laimi Lietuvos Rytas. Solidžią persvarą.